Tai kaip ir sakiau, jūsų struktūros buvo išpildytos ta substancija, dabar tik tai rodo, kad dar kai kur yra tas toksai, kaip pasakyti, kaip trumpas sujungimas, truputį kibirkščioji, bet ten tas kibirkščiavimas, kaip aš suprantu, reiškia, kad valoma lauk viskas, kas jūsų nereikalingi, tai visi seni prisirišimai, senos jūsų įdos, tas, kas nereikalinga šiuo momentu yra, tai ir išvalo. Dabar jaučiasi, kaip jis užpildo atstatomąją substanciją. Labai švelniai eina per visą jūsų struktūrą. Kaip ten, kaip sakiau, kai kibirkščiau, tai čia jokių kibirkščių nėra, nieko, labai švelniai, gražiai taip užpildo jūsų struktūrą. Bet esmė struktūra pildo ne nuo viršaus, o iš apačios kyla į viršų. Substancija ne iš viršaus, o iš apačios eina ir kyla eina į viršų. Dar kai kas jaučiasi nepatogiai, atsipalaiduokit, nusiraminkit. Meditacija viskas tvarkoj bus. Leiskit lengvai tekėti viskam. Nes srautas jau yra dabar paduotas, vis tiek ta substancija eis. Tai jeigu jūs įsitempsite, bus sunkiau jį priimti ir gali tikrai skaudėti. O jeigu jūs viską lengvai priimsite paprastai, tai tikrai jūs galite čiut pajausti, kad kas nors įvyko, bet tai tikrai nebus taip skaudu, kai jūs būsite sunerimę ir įsitempę savyje. Dar truputį palaukim, kol substancija atliks savo darbą, kai jūs būtumėt pilnai, galėtumėt suharmonizuoti save, įeiti į harmoniją. Gerai, Lolita, galit dabar pasiimti darbą. Kol Virginijus dirbo su ta substancija, tai
labai dirba su jūsų mintimis, protais, kurie vis sukelia tam tikras neigiamas mintis ar vertinimus, kurie visiškai neturi jokio realumo, jokio tikrumo, o tai yra tik tai mūsų jau emocijų, jausmų, situacijų, būsenų padarinys. Todėl labai stipriai tildė tą nenumaldomą minčių kiekį, kuris kyla ne iš noro mąstyti, ne iš susitelkimo, bet iš būsenos ar emocijos ar situacijų nesuvokimo. Mes kaskart susidurime su tuo, kad turime nuolat dirbti su savo emocija, būsena, mintimis, išlaikant darną, suvokti savo motyvaciją. Žodžiu, su viso ko mes dirbame nuolat savo žemiškose gyvenimuose, kasdienybėje, bet taip pat nuolat yra veikiama ir subtiliajame lygmenyje, kada veikia per struktūras, per sąmonės. Ir norisi, kad jūs kiekvienas žinotumėte, kad vyksta labai daug ir svarbių, gal net sakyčiau, procesų jūsų gyvenimuose, nesvarbu, kokiam šiame etape esat, kokiam savo, ar tai būsenoje kokioje, bet tiesiog norisi priminti ir pasakyti, kokie yra dideli darbai daromi jūsų struktūrose. Ir kada tu suvoki, kad kiek daug visko vyksta, tada pasidaro ramu, tada pasidaro aišku, nes žmogus evoliucionuoja. Ir tai nėra tik tai tiek, kad tu tiesiog keli savo vibraciją, tu tiesiog eini į virsmą, tu kuriesi visiškai naujai. Vadinasi, viskas, kas buvo sukurta tavo ankstesnės paskirties dėka, kas buvo sukurta ankstesnio kūrėjo dėka, viskas išeidinėja iš struktūrų. Ir tai yra be galo sudėtingi procesai, be galo sunkus procesai kaip žmogui. Ir kaip sąmoniai taipogi. Todėl šiandieną ir norisi įvesti į darną, kad jūsų kiekvieno vidinė motyvacija, vidinė valia būtų darnoje su kūrėjų valia. Kad jūs savo širdyje pajustumėte tą realybę, tą matymą, tą mintį ir tą būseną, kurią išskleidžia kūrėjas tam naujam žmogui. Ir tai užsifiksavus ir apsisprendus būti tame, tu susilieji savo žemiškų gyvenimų su kūrėjo išskleistu gyvenimu. Nes kūrėjas siūlo visai naują realybę, naują struktūrą, naują žmogų. Naują žmogaus būseną, jausmą, mintį, vertybės, prioritetus, viską siūlo naują. Ir dabar, kai pasakiau, kad naują siūlo, tarsi išsprogsta iš jūsų struktūrų, tos tokios slaptos ne jūsų pačių norų, bet pačių norų būna slaptos, bet tarsi jūsų struktūrose slapti troškimai, lūkesčiai, norai, kurių galbūt net jūs kaip žmonės, kaip žmogus nelabai suvokėt, kad jie egzistuoja, net atrodo, net negali susimastyti. Bet tai, kai kūrėjas užfiksuoja jūs naujume, tai turi atsitraukti. Ir tai sudaro sąlygas atsiskleisti uždangai ir pamatyti, kas tavyje iš tikrųjų motyvuoja veikti. O gali motyvuoti daugelis dalykų. Gali, kaip ir sakiau, senosios struktūros motyvuoti veikti. Arba naujosios struktūros motyvuoti veikti. Bet kūrėjas dar sako, dar nėra darnos, luktelk.
Todėl norisi jūsų visų paprašyti, kad susitelktumėte į savo krūtinę, į kūrėją, į naują kūrėją. Tas naują kūrėją, kaip jisai sako, ne taip sakyk. Įkintantį kūrėją. Jis sako, taigi jūs kiekvienas keičiatės ir aš keičiuosi. Vat per šitą prizmę įkintantį kūrėją, jis nuolat keisis jumise, nes jūs keičiatės nuolat. Kuris labai taip užfiksavo greitai ir pajutau tokį džiugesį, kad jis labai daug dalykų dabar galės padaryti. Ar apsisprendimas įvyko, dar nežinau. Kažkas įvyko. Tuoj pažiūrėsiu, bet jis tarsi užsifiksavo jumise, manyčiau. Ir staiga prasidėjo labai dideli procesai dar, galbūt jie vyko, bet aš negalėjau pastebėti. O dabar jau galiu pastebėti. Labai daug galios gauna kūrėjas, galimybių, kaip padėti žmogui. Nes tai kūrėjas žino, kaip padėti žmogui. Bet kada pats žmogaus apsisprendimas arba jo vidinė būsena neleidžia jam padėti. Todėl kūrėjui svarbu, kad žmogaus būsena būtų tokia, kad jis galėtų padėti žmogui. Kad jis galėtų įsikišti į jo struktūros įtakas, ar tai veikimą, ar tai jausmus, žodžiu, ir visą ką. Nes yra valia. Laisva valia, kurią turi žmogus. Ir kūrėjui tai lyg kauliukai, kuriuos meta ir nežinia, ar žmogus išmes tuos skaičius, kuriuos išmeta kūrėjas. Va čia taip vaizdžiai. Bet tikėjimas ir pasitikėjimas, tyrumas yra tos sąlygos, kada kūrėjas žino, kad ateis akimirka ir žmogus pakels akis į kūrėją. Dabar labai visa erdvė gryninasi ir tarsi jūs pradedu matyti visai kitokius. Jūsų sluoksnius. Pradedu matyti jūsų daugiamatiškumą. Matyt, kuris nori parodyti, kiek visako daug yra žmogaus struktūrose, jo sąmonės struktūrose, nes ir sąmonė tai nėra tik tai faktas, kad tai yra tik sąmonė ir tik viena forma, ne, tai kiekviena sąmonė yra labai daugiamatiška, giliai į plotį, į dydį, į daugiasferiškumą, daugiamatiškumą. Ir ten viską suvokti žmogus yra nepajėgus, tiesiog yra nepajėgus, bet šią akimirką aš manau, kad noriu parodyti kai ką daugiau. Ne tik jūsų sąmonės, bet ir jūsų sąmonių sluoksniškumą. Į kurį įsiterpia ir nepaslankumo energija, ir kas čia būtų dar, ir tie nepageidaujami šalutiniai poveikiai.
nuokrypiai įvairūs matricos taške. Įvairiai. Viskas, aišku, yra tobula, ką kuria kūrėjas, bet tame tobulume visada yra netobulumų. Ir tai sukuria tą tobulumą ir tarsi rodo, kaip mūsų struktūros yra visako daug. Yra išskaičiavimai, yra paskaičiavimai, yra neteisingų atsakymų galimybės, yra nuokrypiai, kada žmogus gali nepasielgti taip, vadinasi, griūva tas. Jeigu pasirinks tą variantą, vadinasi, bus taip. Tai čia lygiai taip pat ir jūsų struktūrose. Jeigu sąmonė save išskleis viena energija, viena savybė, vadinasi, sąmonė įžengs į kitą lygmenį arba galės įvaldyti savo kitą gebėjimą. Jeigu to neišskleis tokios kokybės vibracija, kuries vėl turi permodeliuoti viską. Žodžiu, yra labai labai daug. Kiekviena sąmonė pakliūva į tam tikras situacijas. Mes kaip žmogus gyvenime taip pat turime įvairių situacijų. Tai kažkas nutinka, tai automobiliai sugenda, tai vaikai susirga, tai dar kažkas gyventi, finansai ateina, tai jie išeina. Tai vat visą tai mes patiriam per situacijas, per materiją, o kita dalis yra subtiliajame lygmenyje, kurios irgi kai kada patiria. Ir vat kai kada kažkas neįvykstam, pavyzdžiui, turim situaciją, kad kažkas nepavyksta mums materijai, tuo pat akimirką galbūt sąmonė padėko į nepaslankumo energiją ir nieko tu nepadarysi, kol žmogus vėlgi nesusivoks, neišjaus, neprasijudins, nepaprašys galbūt kūrėjo pagalbos, nesutelks valios, pastangų ir neišeis. Taip kaip mes, tarkime, gyvenime, galbūt prarandame darbus ir reikia ieškotis kitų darbų, tai lygiai ir sąmonė praranda savo kažkokias pareigas, atsakomybės tam tikras ir išeina į naują savo poziciją. Tai visada prisiminkite, kad viskas vyksta ir subtiliajame lygmenyje, ir materijoje, tik tai kita forma. Ir va čia būtent tą, kuris ir nori paaiškinti, kad visa ko vyksta, todėl neturime manyti, kad mes kaip žmonės tik kaip žmonės kažko galim nesuvokti. Ir kaip sąmonės kai kada esame pasimetę, nežinantis, įstrigę laike ir erdvėj, viso ko pasitaiko. Bet šiandieną kūrėjas ir parodydamas tai, nori tarsi grąžinti visus į pradinę padėtį, tarsi, negaliu sakyti, į nulinę, bet ir pradinė netaip skamba, bet tai yra pradinė jūsų kiekvieno atspirties, patirties, suvokimo, būsenos, gyvenimo, kūrybos pradinis taškas. Tai nėra, kad jūs kažką pradedate nuo nulio ar keliaujate atgal, ne. Tai yra tarsi, kuris paduoda per visus tos sluoksnius tokios jėgos, tvirtumo ir kai tas nepaslankumo energijas arba tuos nuokrypius vadinamosius išstumia iš erdvės ir kad tu žmogus galėtum pasijausti stabiliai tvirtai ir galėtumai permąstyti, ką veiki savo gyvenime, kas vyksta iš tikrųjų, nes dabar gali būti jaustis toks blaškymasis, tai yra visumos erdvėj, tai išgyvenate ne vieni. Ir aš pati asmeniškai tai patyriau, tas visa savaitė kažkur buvo labai sudėtinga, bet sustoji, susiharmonizuoji, priimi sprendimą, kuriomis energijomis nori veikti, prisijungia kūrėjas į kūrybą, kaip šiuo atveju per struktūras jūsų, per daugiasluoksniškumą jūsų ir jis rodo, ką tu turi iš tiesų veikti, ką jis mato kiekviename iš jūsų geriausio, ką geriausio jis jums siūlo. Ne tai, ką nori tu kaip žmogus, ar nori tu kaip atsitraukianti sąmonė, bet tu kaip naujasis žmogus. Nes tik kūrėjas žino, ką tu gali daryti. Mes galime tik daryti prielaidas. Bet prielaida ir lieka prielaida, tai nėra faktas. Mes turime ugdytis gebėjimus matyti faktus. Gerai, bet grįžtu prie struktūros pokyčio, prie suteikimo galimybės patirti tai. Tai yra tik paaiškinimas, tai nėra šios meditacijos esmė.
kad suteikti dar kažkokios informacijos, svarbu yra patirti. Su kuo kūrėjas susiduria, jis tarsi galvą krapšto, nu, va taip. Jisai sako, kad žmogus yra galinga struktūra, bet labai skubanti. Jeigu, nežinau, ar galiu taip sakyti, bet galiu, sako, gali. Net kūrėjas kitą kartą nespėja pagal žmogų, pagal jo norą išskleisti save, veikti. Ir jis nespėja sukurti materijos, nespėja išskleisti kvantinės sąmonės. Bet čia ne tame greityje esmė, kad žmogus yra greitesnis. Ne, tiesiog turbūt tie apsisprendimai kažkokie neišjausti, dar nepatirti, jie taip greitai yra priimami ir paleidžiami į realizaciją, kad nėra dar tos realizacijos. Dar tu negali to realizuoti, tos idėjos, kurią tu, kad ir kokia gražiai būtų, tiesiog dar nelaikas. Ir jis susiduria su žmogaus skubėjimu. Žmogaus skubėjimu. Nes jis ir sako, pagreitis ir taip didžiulis, bet neįmanoma pakoreguoti 100 000 žmonių likimų per akimirką, kada tik žmogus sugalvoja, kuriu. Tu turi prajausti, ar tikrai gali kurti tai, ką esi sugalvojęs. Nes tu turi suprasti, kaip kuriama matrica tai kūrybai. Ir dabar tarsi ir dabar tokia kaip substancija įeina, turbūt čia ta prie valymo substancijos yra ir ta sustabdymo, tam tokia, jeigu ten yra nepaslankumo energija, kuri mums trukdo, tai čia yra tokia pasyvumo energija, pasyvioji energija, kuris sako, palauk, sustok, apsidairyk, pasimėgauk, pasižiūrėk tikrai, ką darai ir ką nori daryti. Tarsi įvertink aplinką, ar jį jau pasiruošus toks labai. Tai nėra, kad jūs stabdo ir stabdys, bet tai yra, kad privers pamastyti ir pastebėti, jūsų visas struktūras tarsi sustoti ir kūno sąmonė, matau, ir emocija, ir į minčių lauką įeina. Oi, kaip jinai įeina. Gražiai, ta pasyvioji. Žmogus gebėtų ir veikti, ir stebėti, kas veikiama. Mes mokėme, esame kalbėję apie aktyvę ir pasyvės energijas, bet kuris laikas apie tai yra tyla. Aš asmeniškai kiek supratau, kiek nesupratau, bet dabar matau, kad va, ta pasyvioji energija įeina į mūsų realybės laukus, į mūsų fizinius kūnus. Kad galėtume veikti darniai, net skauda truputį. Tai va tas, kas tas, sako, kipišas galvoj, kuris nori daryt, greit. Jisai visai eliminuoja. Tas, aišku, mąstymas, kad daryti ir jeigu tu nedarai, tai irgi nėra gerai. Tai va irgi ta tokia nora veikti labai daug irgi šiek tiek patį norą. Veikimas visada žmoguje yra gerai. Žmogus turi veikti, turi mąstyti, turi kurti, daryti. Kiekvieną dieną turi susitelkti kūrybiškumą, išskleisti save, bet tas, kaip čia, ta substancija, su kuriuo tu veiki,
Ta motyvacija, vat, kada įeina ta pasyvumo energija, tarsi ta pati motyvacija veikimo, jinai kinta. Pavyzdžiui, žmogus, jeigu kažko labai trokšta, jisai gali nuversti kalnus. Visa jėga gali nuversti, gali sugriauti daug dalykų, gali daug dalykų padaryti, bet kuris nori, kad žmogus kurtų naują realybę, ne tą, vadinkim, jėgos, griaunančiosios tos jėgos pagrindų, bet ta pasyviąja substancija, ta gebėjimu suvokti, valdyti, matyti, patirti, gyventi, pasimėgauti, džiaugtis, išjausti viską, ką gali tos akimirkos veiksmas. Naujas savybės išskleisti, naujus gebėjimus išskleisti, mintį naują išskleisti, nes mintise dar yra daug ko. Daug mūsų mintise yra, net tos atrodo mintis yra kaip ir teigiamos, ramios, gal, bet įkrova motyvacijos, o tarsi visas tas užnugaris yra užliejimas. Ir kas buvote prisimąstę, tai žinau, kad dabar galvytis gali išskaudėti. Kas buvote primąstę neigiamų dalykų, tai galvytis skaudės, nes jaučiasi, kaip spaudžia galvą ta pasyvioji energija. Ir man asmeniškai, ir aš kai kada suabejoju, ne kai būna visko, tame žemiškam gyvenime, tu susiduri su viskuom, taip pat turi dirbti su visom emocijom, su mintimis ir tai viskas užlieja. Pasyvioji energija. Gerai, dabar akimirką dar nutilsiu, kad jūs labai lengvai tai priimtumėte. Kad tikrai įeitų jūsų struktūrą, ramiai, gražiai jūsų kūnus, jūsų realybės lauką. Ir dabar reikiu, kaip kuris išeina, bet aš suprantu, kai jis kažką nori tom simbolizuoti, tada lauksiu. Toks jausmas pojūtis, kad kuris išėjo persirinkti. Ir jeigu grįžta jisai, tai grįžta su visai kita jėga. Nes kažkaip aiškiai parodė, kad va dabar ką veikiame, veikia, kaip ir negaliu sakyti, kad vienas kūrėjo aspektas, bet tarsi viena forma, dabar bus kažkas visai kitaip. Bet dabar jau nebežinau, kas bus. Laukime. Tiesiog priimkime. Bet jo šypsena iš toli, iš kažkur aukštai. Reiškia pokytį. Man atrodo, kad mūsų Virginijos tos gydančiasis meditacijas net atrodo norėtų išplėšti iš interneto
tą tarsi pavadinimą, kaip suprantu. Tai gal dėl to Virginijos ir neleido sakyti gydymo substancija. Tai čia mes jau pasižiūrėsim, pasitarsim, bet tokia simbolika parodė, kad kažkaip kitaip veiksim. Dabar eisime per tvirtumą, stabilumą, bet visą tai, ryžtingumą, drąsą, bet visą tai patirsime per naujos realybės formą arba tą tvirtumą, kad jis būtų ne griežtas ir greunantis, bet tas tvirtumas, stabilumas, galia būtų ta tyroji galia, ta naujoji galia, kuri yra kiekviename iš mūsų, ta kuriančioji galia. Nes mums daug visokių tų galių yra. Gali susiaktyvinti bet kuri. Bet čia ir yra, kaip yra, reikia veikti stipriai, bet švelniai tą pačiu. Bet kuris parodys šią akimirką, koks tvirtas ir stabilus žmogus turi būti, bet taip pat ir tyras. Tai yra jo motyvacija, tai yra mintis, jo laukas, požiūris ir santykis į kūrėją. Nes yra dar didžiulė problema su santykiu su kūrėju. Kada mes kartais jo bijome, vengiame, kai kada labai rodome savo gailestį jam ar savo. Tai ne tie yra santykiai, kurie greičiausiai turi būti. Dabar matau tokią salę didžiulę. Mus įveda. Mes kažkaip įeiname susižavėję tuo, ką matome, nors dar aš nežinau, ko mes matome, bet tarsi daug kūrybos procesų yra erdvėjai. Mes tarsi įeiname į ją. Dabar jaučiu, kaip neatpažįstu šią akimirką kūrėjo. Tarsi ieškau jo akimis. Dairausi. Jūs taip pat sutelkite dėmesį į santykį su kūrėju. Dėl to jisai tą kartą meditacijos pirmoje pusėje sakė, kad sutelk į mane kintantį. Tai va dabar jisai kinta. Jo pozicija mūsų atžvilgiu kinta, bet kiekvienas iš mūsų turime surasti jį savyje. Bet rasti tą tikrąjį kūrėją. Tiesiog, jeigu ateina vienas pojūtis, patikrinkit, ar tikrai tas pojūtis yra, tas žinojimas, ta pozicija jo. Nes aš asmeniškai dabar pajaučiau 3 variantus, bet aiškiai žinau, kad ne tie yra variantai. Todėl, kaip suprantu, kiekvienas turime užčiuopti ir kažkas vyks bendro. Net savo įsivardinti, koks man yra kūrėjas šią akimirką. Kaip aš suvokiu kūrėją šią akimirką. Bandyti įvardinti, gal netgi žodžiu,
jausmu, pojūčiu, būsena. Gal net aiškiai įvardins savo poziciją. Ir kiekviename iš jūsų matau, kad tas kūrėjas yra labai individualus. Taip ir turi būti, taip ir yra, bet tai yra labai skirtingi dalykai jums. Bet tai jūs turite priimti kaip savo tiesą, savo santykį. Ir tas santykis negali būti patogus ar toks pat kaip kito. Tai va čia dabar mes ir tarsi esame tokioj erdvėj, kuri yra eliminuota, kurioje yra viskas atrodo atjungta nuo įtakų kažkokių įvardyjimų, kad kiekvienas iš jūsų labai aiškiai surastumėte santykį, asmeninį santykį su kūrėju ir jo poziciją jūsų atžvilgiu, nes kiekvienas jūs esat skirtingame, kaip sakė, taške, patirties, būsenų, praktikų, galbūt kūrybos taške. Dabar kiekvieną turime užčiuopti ir užsifiksuoti savyje. Labai svarbu, kad užsifiksuotumėte. Dabar dar, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš per asmeniškai dabar stebiu, kaip, kadangi vedu meditaciją šią akimirką, stebiu, kaip aš renkuosi kūrėją pagal tai, ką reikia jums, ko reikia jums. Tai net juokiasi kūrėjas. Čia rodo, čia nėra taip, kad aš iš tikrųjų taip renkuosi, bet rodo, kaip gali būti, kad tu renkiesi kūrėją pagal tai, kas tau yra šią akimirką patogu. Pavyzdžiui, jeigu tu nenori veikti šią akimirką, tu renkiesi kūrėją tą, kuris tave ramina, palaiko, globoja. Bet jeigu jau tu nori veikti, tu jau pasirinki kūrėją, kuris nori veikti ir tau kuria. Bet taip nebūna. Kūrėjas nedirba žmogui, kūrėjas dirba su žmogumi. Ir tai yra visiškai kitas santykis. Ir dabar gal kad aš per savo asmeninę patirtį su jumis pasidalinu, va tą ir matau, nes jis labai juokiasi iš to. Ir mes kartais nesusivokiam. Mes kartais nesusivokiam ir kūrėją apipiname savo būseną. Bet tai nėra tikrasis kūrėjo santykis su mumis. Tai yra nesąžininga kūrėjo atžvilgiu. Tai yra neteisinga. Nebuvau apie tai pamąstęs. Ir faktas, kad mes su tuo susidurime kas kart, galbūt ne kiekvieną kartą, tikrai negaliu sakyti, bet tikrai su tuo susidurėm. Bet jeigu tu gebi atsiriboti nuo savo asmeniškumo, susitelkti tik į tą tyrumą ir tylą, kada nevirpa nei vienas tavo troškimas, lūkestis, noras, siekiamybės, tu gali suprasti, koks yra iš tikrųjų tavyje kūrėjas, ką jis nori tavyje veikti. Atgailos nereikia. Nes vad parodė, kai tarkim mes jaučiamės prisidirbę, tai pasakius kažką pridarė, mes jau jaučiamės tokie atgailestingi kūrėjai, tarsi pradedame atgailauti jam, pradedame daryti viską, ko manom, kad tik ištaisyti tarsi tą klaidą, bet tai nebūtinai tai yra, ko norėtų kūrėjas. Tai vat vėl toks pavyzdys, su kuo mes susidurėme. Bet ko iš tiesų nori iš jūsų kūrėjas? Tai yra viso gyvenimo procesas. Viso gyvenimo procesas. Ir jeigu tu šiandien užčiuopi, neaišku, ar užčiuopsi rytoj. Bet kad žmogus grynindamasis, stebėdamas, stengdamasis sutelkti dėmesį į tai, pajausti, pastebėti, kas kuriasi ir kas nesikuria. Nes jeigu nesikuria, vadinasi, kūrėjas nepalaiko tavęs. Vadinasi, ne tas santykis, ne to nori kūrėjas. Vėl atsitrauk, vėl susivok ir kurk iš naujo. Ir taip kas kart.
Bet kada tu supranti, kad tai yra viso gyvenimo procesas, kada tu augi kaip žmogus, kada auga kūrėjas tavyje, keičiasi jo santykiai, keičiasi jo pasiūlymai tavo atžvilgiu, keičiasi jo išskleista realybė, keičiasi žmonės aplink tave, keičiasi tavo paskirtis ir galimybės, keičiasi viskas. Bet tu kas kartą tame laiptelėje turi suvokti, o kas pakito. Kaip šiandieną šioje meditacijoje, atrodo medituojame tik valandą, o kuris pakito 2 kart. Tai įsivaizduokite, kaip jis kinta jūsų gyvenime. Bet tu, susitelkęs į savo tyrumą, turi iščiuopti aukščiausią jo santykį su tavimi. Kad nesikeistų kas akimirką, nors taip gali vykti, bet kad tas santykis būtų stabilus. Kad užsičiuoptumėte savyje tą kūrėjo santykį, tą kūrėjo tašką, galbūt be pasiūlymų, galbūt be aiškių formų ar situacijų, bet užsičiuoptum tašką savyje ir žinotum, kad čia, tarsi pridėdamas ranką prie krūtinės, sakytum, čia yra kūrėjas. Vadinasi, aiškiai pasakai, kur yra tavo kūrėjas, koks yra tavo požiūris į jį, koks yra tavo santykis su juo. Ir kaskart įvykus įvairiems įvykiams tavo gyvenime, kaskart tau paaugus, suvokus ir supratus, pradėjus kurti kitas savo patirtis ar išreiškus kitą savo kūrybinę išraišką, tavyje kūrėjas kinta. Vadinasi, ir vėl tu turi sustoti ir apsidairyti. Vadinasi, ir vėl tu turi susivokti, kokia galima yra tavo kūryba. Kokią kūrybą palaiko. Galbūt ankstesnė jau atsitraukė, o naujos dar nesuvokė. Palauk, sustok, pasistebėk. Bet vienas iš svarbiausių yra, kad tu pajaustum toje krūtinėje tą pakitusi kūrėją. Jeigu nejauti, nurimk. Susitelk į tyrumą ir dirbk ties tuo. Nekelk savo sąlygų kūrėjui. Nereikalauk iš jos, kad jis išskleistų realybę tokią, kokias tu nori. Nes greičiausiai tau tai nepatiktų. Net ir kaip labai tu to norėtum, ar manytum, kad nori, greičiausiai tau nepatiktų. Bet kada kūrėjas išskleidžia realybę, žmogus patiria visą tai daugiamatiškai. Žmogus patiria daugiamatę savo kūrybą. Žmogus pajaučia naujas savo savybės, gilią prasmę, gilią mintį, gilų pojūtį. Ir rezultatai visada yra patys geriausi, net jeigu žmogus nesuvokia. Nes žmogus nėra pajėgus suvokti kūrėjo rezultatų. Neįmanoma suvokti visos matricos, visų galimybių, sklaidos, jėgos ir padarytų pasekmių. Bet kūrėjas pasistengs, kad tu patirtum tai, ką gali patirti. Kad tu patirtum tą gilią kūrybą, tokią, kokią gali patirti. Kad patirtum ir gausą, ir kokybę, ir grynumą, ir tyrumą, bet taip pat ir išmoktum kažko naujo. Kad patirtum, kad perliptum per savo baimę, apribojimą tam tikrą. Kūryba neša viską. Ir tavo kaip žmogaus pokytį, ir tavo kaip sąmonės pokytį, ir kaip visumos virsmą, visumos požiūriu. Todėl viso to neįmanoma suvokti. Bet nuo tavęs priklauso, ar žengsi žingsnį. Kūrėjas žengia. Ar suvoksim, koks žingsnį žengia jis, priklausys nuo to, kiek susitelki ir kiek nurimsti.
Toliau šypsosi ir sako, aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų yra nuostabus, geras, atsakingas, tyras, sąžiningas ir teisingas. Todėl man to įrodyti visai nereikia. Man reikia, kad tu išskleistum savo kūrybiškumą, savo kūrybinę jėgą ir galią. Kad tu kurtum mintį, jausmą, pojūtį, išgyventum tai. Sąlygos atrodo nėra didelės, bet kol tu kaip žmogus sieki įrodyti, koks esi teisingas ir sąžiningas, aš nematau tavo kūrybos. Aš nematau, kaip gražiai skleidžiasi tavyje nauja mintis ir naujas jausmas. Aš nematau, kaip tu save matai tame naujume. Todėl nebeįrodinėk man, kad esi geras, nes aš žinau, koks tu esi geras, žinau, kiek tu darai ir nedarai, aš viską žinau. Taip pat žinau, ką gali geriausio. Ir leisk man tai parodyti. Nes tu dar nežinai, koks tikrai geras ir teisingas bei sąžiningas gali būti. Bet kol tu stengiasi tai įrodyti man, aš negaliu parodyti tau, koks tu esi mano akimis. Nebeatliepsiu iš žmogaus įrodinėjimo būti geru. Nebepalaikau to. Ne dėl to, kad tai būtų bausmė ar dar kažkas, ne. Aš noriu, kad žmogus susivoktų, kad nereikia to daryti, kad tai nėra teisinga. Kad mano siekiamybė yra, kad tu išsiskleistum, kad tu kurtum kartu su manimi, kad tu mėgautumeis to, patirtum tai, o nesiektum įrodyti. Nepalaikau to ir nepalaikysiu, nes tai nėra reikalinga nei pažangai, nei tau, nei man. Todėl numeskite visus norus įrodyti ar parodyti, kokie geri esate. O parodykite savo vidumi, ką galite iš tiesų sukurti gražaus, ką galime sukurti iš tiesų gražaus ir naujo. Tada ir mūsų santykis bus visai kitoks. Tada ir aš tave galėsiu priimti kitokį. Tada ir tu suprasi, ką iš tiesų gali kurti. Kuom būti, koks būti, kaip jaustis. Ir tai skaudina, kada nereikalingos tavo pastangos, kada nereikalingi tavo įrodinėjimai, tave tai skaudina. Todėl ir nepalaikau to. Todėl ir nesižaviu tuo. Todėl norisi jumise suaktyvinti tai, kas jumise yra geriausio. Bet tai suvoksite per santykį su manimi. Niekaip kitaip. Jokiais kitais keliais nesuvoks. Ir tai yra mano sąlyga šioje visatoje.
Nes tu kuri mano visatoje, tu kuri mano materijoje, tu kuri mano nematerijoje. Todėl nurimk ir susitelk. Nes aš jau tavyje. Ir dabar tarsi regiu, kaip žvaigždučių lietus būtų nuklojęs jūsų struktūras, kurios suaktyvina jumise esančias tas struktūros dalis, tas savybės, tas mintis ir jausmus, kurias palaiko kūrėjas. Ir parodo tai, kad jeigu nesuvoksit, arba nepavyks susivokti, tai yra viena. Jeigu žmogui nepavyksta suvokti, susivokti, kas vyksta, tai yra mokymasis. Tai yra mokymasis. Bet kad tas žmogus suvokia ir aiškiai žino, bet nedaro arba nekreipia į tai dėmesio, atmeta, tai yra jo apsisprendimas. Tai yra jo pasirinkimas ir laisva valia. Ir kuris jau šitą negali įsikišti, negali niekaip įtakoti. Bet kol tu mokaisi, kol tu iš tiesų esi galbūt ir pasimetęs ir nežinai, ką daryti, tu pastebėk, kaip ir sakė, pasižiūrėk parodys tai, kur tu gali būti geriausias. Ne geriausias prieš kitus, o geriausias kūrėjo atžvilgiu, geriausias savo paties struktūros atžvilgiu. Ir niekas kitas, kaip ir sakė, kūrėjas nežino, koks geriausias tu gali būti. Ir todėl yra labai svarbu sustoti ir stebėti, kas kuriasi ir kas veda tave. Ne pačiam rinktis, ko esi pasimetęs ir nežinai, o stebėti. Ir pastebėti. Ir pastebėjus, žinoma, apsispręsti. Taip ir auga mūsų sąmoningumas, taip ir augame mes kaip žmonės, taip ir auga mūsų protai, mūsų emocijos. Taip ir ateis ta galia. Į tą išplėstą žmogų, suvokiantį žmogų, aiškiai gebantį priimti sprendimus, aiškiai gebantį sustoti ir veikti, kada reikia. Bet netobulumo siekia kūrėjas. Jisai suvokė, jog tu, kaip žmogus, mokaisi, jog tu sieki tai patirti, todėl, kaip ir sakė, įrodinėjimų tikrai nereikia. Suvokė, kad kiek daug mumise visko yra, kiek daug mes galime patirti, kiek daug mes patiriame iššūkių, situacijų. Bet visada jis rodo kelią, tai koks yra teisingas jo požiūriu. Bet tik atsitraukę mes galime pamatyti, kur tas kelias ir koks jis iš tiesų yra. Jo. Po truputėlį grįžtam, kas buvo gilesniai savo būsenai. Tak, aš čia galėčiau pažiūrėti, va. Aha, o, kraniau yra, aš pažiūrėsiu, kaip jūs jaučiatės, laikotės kitos struktūros. Sako, dabar viskas yra gerai.